Вот, товарищи, сегодня у нас вторник, 27 января 2026 года, и я записываю третью часть видео о том, как я пришел к Господу Иисусу Христу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я в моем полном параде, с ремнем, который у меня, тут эта надпись скрыта, у меня здесь Иисус Христос, а здесь у меня Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И здесь у меня молитва. Вот. И я продолжаю записывать видео о том, как я пришел к Господу Иисусу Христу. Вот, пане дорогой. Вагдан Дева, Тева, Иксунавса, Икшунтосис, Двасис. Амен. А вот, товарищи, вот, пане дорогой. И вот, товарищи, и поскольку я это все записываю на литовском, для литовской язычной аудитории, то я продолжу это все писать дальше на литовском языке. Те, кто хочет, те это все могут прочитать. Я это просто все озвучиваю. На моем канале Яндекс.Дзен это все лежит на русском. А я это просто озвучиваю, для литовской аудитории. Людям интересно. А va, pane draugai, ir šiandien pas mus trečia dalis apie to, kaip aš atėjau prie tikėjimo. Aš vėl apsirengsiu mano tėvo desantinį šalmą. Ir pasakosiu trečią dalis. Žodžiu, pirmą dalis mes pakalbėjom apie mokyklą, kaip aš susidomėjau rytų. Ir antroje dalyje aš pradėjau kalbėti apie karinį mokyklą ir apie knygas. Apie to, kad pas mane buvo Bhagavad Gita rusų kalba. Aš pradėjau pirkti ten visokios tokios dvasinės knygos. Atėjau prie Ošo. Ten Ošo irgi apie budizmą rašo, apie dzeną. Bet Ošo propaguoja laisvus seksualinius santykius. Ošo propaguoja laisvą seksą. Jisai propaguoja laisvą seksą ir seksualinės meditacijas. Ir visi šitie pojūčiai. Ošo žodis šeima neegzistuoja. Bet aš kai pradėjau skaityti šitą Bhagavad Gitą, čia buvo mano pirma dvasinė knyga. Ir žodžiu, pirma dvasinė knyga, ir aš pirmą kartą perskaičiavau, ten pozityvus buvo Naujas testamentas, bet aš kažkaip, jisai man neužėjo pirmą kartą. Iki šiol du Nauji testamentai buvo mūsų šeimoje. Parodysiu. Šitas Naujas testamentas, tie, kas žino šitų visų knygų leidimo istoriją,
Jisai galima pažiūrėti leidimo datą. Šitas Naujas Testamentas. Va, išsaugojo visą biblioteką iki šiol. Tėvų. Tėvų biblioteka. Va, skaitom. Šitą paskutinį puslapis. Parašyta į spausdinimą iš gatavų diapozityvų 26.04.91. Tiražas 500 000 egzempliorių. Ir čia leidykla Protestantas. Bet šitą leidykla Protestantas, bet šitą Naujas Testamentas, jisai parašyta, kad jisai atspausdintas. Kur čia puslapis? Nu, čia visų protestantų šitie dalykai. Čia tarptautinė Biblijos bendrija, bet šitas Naujas Testamentas, jisai perspausdintas iš sinodalinio leidimo. O sinodalinis leidimas tai stačiatikų ortodoksų bažnyčia, rusų. Šitas Naujas Testamentas, jisai toks, kaip duoda ortodoksų bažnyčia. Šitas vertimas. O pas mane yra Biblija. Pas mane yra Biblija iš Briuselio. Šitą Bibliją atspausdinta Briuselėje. Va. 1973 metais. Va. Briuselė. Ir šitą Bibliją katalikiniam kunigams, jina su komentarais, labai plona popieris, ryžių popieris. O mano pirma Biblija buvo ant ryžių popieris. Šitą Bibliją irgi ant ryžių popieris, labai ploni lapai. Tai va, šitą čia lygiagrečias vietos duotos ir katalikiniam, ir rusų ortodoksų bažnyčiai. Bet čia šitas vertimas, jisai nesinodalinis. Čia rusų kalba, o čia rusų kalba. O pas mane yra ortodoksų Biblija ir katalikinė Biblija iš Briuselio. Šitą Bibliją ortodoksų, čia vertimas ir čia žodžiai vartojami visi biški kitokie, ir kurie užduoda kitą notaciją šitam skaitiniui šitos Biblijos. Šita katalikinė Biblija, jina gera, ten visi komentarai, paralelinės vietos, glosarius, visa šita spravочная информация. Žodžiu, visa papildoma informacija, trumpai, į šitą Bibliją kunigams, katalikiniam ir rusų stačiatikų, čia yra tarnybos šito Biblijai ir katalikams, ir ortodoksų bažnyčiai. Bet čia kalba vartojama, o čia sinodalinis leidimas, o čia katalikinis Briuselio leidimas, o čia du Biblijai. O šitą Naujas Testamentas, kuris buvo pas tėvus, jau Tarybų sąjunga, jau perestroika, ir jau protestantai pradėjo spausdinti Naują Testamentą Rusijai. Ir perestroika, ir pas tėvus buvo du tokius Naujas Testamentas, o čia visa protestantų, bet čia parašyta, o čia Naujas Testamentas, bet čia parašyta, aš tai parodysiu, va čia parašyta, perspausdinta iš sinodalinio leidimo.
Ir čia šitas Naujas testamentas lygiai toks pats, ne kaip šitoj, o kaip šitoj sinodaliniai Rusų ortodoksų bažnyčiai Biblijai. Žodžiu, man pas tėvus buvo šitas Naujas testamentas, a jis man neužėjo. Ir pirma mano dvasinė knyga, apie kurią aš susipažinau, apie transcendentinį, kaip jisai vadina, šitas žmogus vadina į transcendentinį pasaulį, apie dievus, aš sužinojau iš šitos knygos. Ir Bhagavad Gita buvo mano pirma dvasinė knyga. Ne šitas tėvų Naujas testamentas. O mano pirma dvasinė knyga buvo Bhagavad Gita. Žodžiu, bet čia yra trūkumas Indijos religijos. Čia yra kastos. A man bado akis šitos kastos. Kastos, kur ten kastos, šitos šatras, brahmanai, šitie šudrai, iškart. Kastos yra trūkumas hinduizmo. Bendrai ir kaip krišnaizmo, o krišnaizmas yra šaka hinduizmo. Nes hinduizmas jisai visiškai kitoks ir ten žymiai daugiau knygų. Aš turiu šitų šventųjų knygų, indų. Ir rusų kalba vertimai iš mokslo akademijos. Ir šitas krišnaizmas. Bet šitų iš mokslo akademijos aš elektroninį formą turiu. Va, ir šitą Bhagavad Gita buvo mano pirma dvasinė knyga. Bet man bado akis to, kad čia hinduizme, krišnaizme yra šudros, brahmanai, šitie kšatrai ir šitie valstiečiai. Žodžiu, man neužėjo. Aš pradėjau pirkti šitus knygos. Ir nuo šitus knygos aš nusipirkau savo Ošo. Ošo irgi rašo apie dzen budizmą, bet aš sakau, Ošo neegzistuoja žodis šeima, Ošo propaguoja laisvus seksualinius santykius, ir Ošo ten, žodžiu, sekta. Yra sekto žinynas ir teologijai yra sektos. Sektos yra įprastai iškrypimas nuo teisingo žinių, kadangi ir apie ką aš norėjau papasakoti. Šitoj knygai aš pirmą kartą perskaičiavau apie dvasinį pasaulį, apie dievus, apie transcendentinius visus šitus dalykus. Ir aš pirmą kartą perskaičiavau apie dalykus, kurie apriboti save nuo malonumų. Nuo malonumų, nuo visų alkoholių, nuo visų lytinių santykių. Šitoj knygoj ir mūsų net šitie krišnaitai, ten Džonas Lenonas, šitie bitlai dainuoja Hare Krishna, bet Džonas Lenonas su Yoko Ono užrašo lytinį aktą, kurį transliavo BBC arba, ten šitą Britų televiziją. Transliavo lytinį aktą Džono Lenono bitlo su Yoko Ono. Jie dainavo Hare Krishna. Atsiminčiau šitą dainą. Bet yra du dalykai. Yra komercinis šitas krišnaizmas visų indų. O šitie mūsų, kurie Savanorių prospekte, o čia jų knyga, jie konservatyvi. Iš šitoj knygoje irgi rašoma apie apriboti save nuo malonumų. Visų pirma, nuo lytinių, nuo visų alkoholio, narkotikų, lošimų, visų, lygiai taip pat, kaip rašoma, o čia, nesantykiauti. Ir ten, va visose šitose knygom, aš sužinojau apie, kad yra
transcendentinis pasaulis, dvasinis pasaulis, kad yra dievai, o čia parašyta. Meditacija, savęs gerinimas su Dievu. Ir čia rašoma, vartojamas žodis Dievas. Ir čia vadinasi vartojamas žodis Dievas. Žodis Dievas. Ir čia dar yra toks dalykas kaip išmintis. Ten visokius. Ir pas Ošų yra išmintis. Bet pas Ošų išmintis iškreipta. Ir, žodžiu, išmintis ir apriboti save nuo malonumo. Ir dvasinis pasaulis. Vat 3 dalykus, kuris aš išnešiau iš šito knygų. Ir kad su dievais galima bendrauti. Ir mano būrio vadas, kuris pagavo mane ant budėjimo spinteliai su Ošo, sako, su Ošo nesusidėk ir imk klasikinis dzen budizmas, imk klasikinį budizmą ir imk klasikinį dzen budizmą, japonišką. Ir davė man knygos. Aš antrą knygą turiu elektroniniai formė, ten irgi popularizatorius dzen budizmo. O čia samurajo knyga. Ir čia traktatai. Šitie 2 traktatai. Aš ten prieky padovanoju šitą knygą, ten trupesnė. O čia visa. Čia samurajo knyga. Ir čia 2 traktatai japonų samurajo. Šitą knygą. Šitą knygą parašo traktatą Takuanas Soha. Dzen budizmo šventasis. Aš į nuotrauką atspausdinsiu dirbtuviai, foto dirbtuviai ir pakabinsiu ant simną, kadangi aš skaitau jį už savo mokytoją. O pas mane yra šventasis rusų stačiatikius Sergijus Radoniškis. Jam meldėsi dėl pažangos mokslo studijų. Ir Takuanas Soha, jisai vėliau buvo pripažintas prašusėjusius ir aš jį skaitau savo mokytoją. Japonų kalba su Himalajo druska. Jėzus irgi apie druską parašo. Ir apaštalai apie druską parašo. Druska tai nesukrus. Druska geras produktas. Va, ir trečia knyga šita, čia Takuan Soho, šitas prašviesėjusis japonų dzen budizmo šventasis. Ir vadinasi knyga Laiškai dzeno meistro. Laiškai fechtavimo meistrui. Dzeno meistras rašo fechtavimo meistrui. Ir čia šitas Miyamoto Musaja, čia fechtavimo meistras. Ten apie jį legendos sklinda. Ir šitą knygą ir kitos mano būrio vadas davė man paskaityti. Sako, orientuokis į klasikinį budizmą, o dar geriau į klasikinį dzen budizmą. Ir man atsiveria šitos knygos dvasinį pasaulį, o šitoj aš jau japonai jau su drebėjimu vasprimau, skaitau. Žodžiu, 4 daly aš papasakosiu apie mano santykius su budizmu ir papasakosiu, jau pereisiu prie stačiatikų bažnyčios. Ten jau buvo 3 kursas ir aš pakrikštėjau Ставрополя семинарии. Ačiū už dėmesį. Вот дальше. Я рассказал свою историю
Вы ее можете прочитать на Дзен.ру, на моем канале. Найти можно меня по моей фамилии. Расти меня галима интернете. Пара мана литуришка вагда, литуришка по вагде и романа вагда. И раските тайпы гугла и вискасу расти. Ачуш демиси. Спасибо за внимание.